Tai laba diena, VGT studentų atstovybėje vykdom projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis. Ir norėtume užduoti jums keletą klausimų. Tai pirmas būtų, kokia jūsų nuomonė apie vis didėjančią problemą nusirašinėjimą, plagijavimą ir akademinį sąžiningumą bendrai? Aš galvoju, kad nusirašinėti nereikia. Iš tikrųjų, kaip jūs gerai ir sakėte, reikia jungti savo smegenis. Bet aš pasakysiu, kad aš, tarkim, kuomet buvau studentė, prisipažinsiu, aš ruoždavau tas vadinamas šperas, bet jų niekada nepanaudodavau. Tiesiog aš, kuomet užsirašydavau, aš visuomet atsimindavau, ką aš užsirašau, nes aš turiu atminti, ką aš užsirašau, tą aš prisimenu. Ir tarkim, jeigu noriu pasiruošti kokiam reportažui, aš turiu visuomet pati užsirašyti tas visas mintis, tai kaip ir naudoju vadinamą tą šperą. Tai va, o šiaip iš tikrųjų kartais būdavo labai pikta, jeigu ar mokykloje matydavau, kaip ten nesąžiningai nusirašinėja, bet tai irgi, žinokit, yra menas, žinokit, tai pasidėti knygą ant kelių, kuomet vaikšto 10 mokytojų ir nusirašinėti, ir tai puikus iš tikrųjų yra, kaip nežinau, ištyrimas žmogaus stresinėje situacijoje. Jeigu jisai sugeba laikyti knygą, dar į ją pasižiūrėti ir dar užrašyti mintis ir dar gauti 10, tai aš negalvoju, kad gal tai yra, gal tai nėra taip blogai, bet žinoma, geriau yra, jeigu kalbėtumėm apie referatų rašymą ir kuomet tie referatai yra tiesiog pakeičiamas viršelis, tai aš esu tikrai prieš tokius dalykus. Kaip manote, kokių įgūdžių prieš darbdavį netenka būsimas specialistas, būsimas darbuotojas, būtent nusirašinėdamas? Aš tai manau, kad neturi įtakos, jeigu jūs kalbėtumėte apie sąžiningumą, tai iš tikrųjų, tarkim, ir aš, žiūrint, bendraudama su kitais žmonėm, jeigu jis nors kartą, ta prasme, tu pastebi, kad jis yra tau nesąžiningas, tai nukrenta iš karto pasitikėjimas juo. Tai aš nemanau, kad jeigu studentas nusirašinėdavo universitete ir jeigu jis yra šiaip komunikabilus ir geras ir kad jam turi įtakos tai, kad jis nusirašinėjo. Dėkui. Ir kaip manote, ar darbdaviai pastebi, sakykime, nesąžiningą studentą, jis buvo nesąžiningas savo studijų metu? Ar tai akivaizdžiai matosi, sakykime? Tarkim, jeigu iš profesinės, aš vis tiek galvoju, kad, žinokite, tu viską įgyji per praktiką. Praktikos metu ir, nežinau, aš labai gerai prisimenu savo patirtį, tai manęs tikrai universitete taip nemokė, kaip aš kokią praktiką įgyjau iš karto atvažiavus į televiziją. Aš viską išmokau, bedarant klaidas, besimokant realybėje. Ir aš nemanau, kad... Manau, ta pagrindinė savybė tai yra tiesiog sąžiningumas sau. Ir kurią turėtų suprasti studentai, kad pirmiausia, tu mokaisi dėl savęs, o ne dėl dėstytojo. Supratom. Ir pabaigai, ką galėtumėt palinkėti VGT studentams, kadangi sesija vis dėlto šiuo metu jau įsivažiavus, tai ką galėtumėt palinkėti jiems? Žinokit, ką palinkėti? Sveikatos. nes kiek prisimenu save, visuomet viską darydavau paskutinę naktį. Kartais net neprisimindavau, ką net rašydavau, antrą kartą net neskaitydavau ir yra tekę net, kadangi jūs dabar mane kalbinat TV3 grimerinėje, bet aš TV3 prie mano darbo stalo, jeigu nueitumėt, tai aš ten esu praleidus ne vieną parą. Iš tikrųjų atsisėdi, pradedi rašyti ir tada kolegos ateina 9 ryte į darbą ir sako: o Vlada, kaip tu anksti šiandien? O, tai geras, tu net nebuvai išėjus. Tai va, tai yra labai malonu po to, kaip tu gauni 10. Dėkui jums labai.